Mielos damos, štai mes jau antroje užduočių maratono pusėje. 4 diena, kuri vadinasi "Kas mano, o kas ne". Pakalbėkime apie tai, kas sukelia nuovargį. Fizinė veikla, raumenų darbas, tačiau didžiausią nuovargį sukelia atsakomybė. Dėl atsakomybės įsitempia mūsų raumenys ir jie tam tikrą prasme tarsi dirba ir pavargsta. Tuo pačiu metu atsakomybė suteikia mums galios jausmą, jėgos jausmą. Štai kodėl mes galime patekti tokius tarsi spąstus. Nenorėdami atsisakyti to galios, galėjimo jausmo, mes prisiimame savo gyvenimuose per daug atsakomybių, dažniausiai tų atsakomybių, kurios yra net ne mūsų. Dėmesio, užduotis. Nusibraižykite ant popieriaus lapo tokį atsakomybių ratą. Labai gerai apgalvokite ir rato viduje surašykite savo atsakomybės, būtent tas atsakomybės, kurios jūsų. Bet labai gerai apgalvokite. Išorėje yra ne jūsų atsakomybės. Galbūt jūs mėginate išspręsti savo mamos, sesers, draugės, bendradarbės problemas, ar ne? Gal suaugusių vaikų. Galbūt atliekate ne savo pareigas darbe, nes visi to prašo, ar ne? Tai išorėje rašome tas atsakomybės, kurios jūs jaučiate, kad prisiėmėt, bet tai gali būti ne jūsų. Tuomet pagalvokite, ar galite tas atsakomybės deleguoti ir grąžinti atgal. Tikslas. Aiškiau suvokti savo ribas ir išlaisvinti save nuo tų nereikalingų atsakomybių. Sumažinti nuovargį. Taigi, primenu, visos maratono dalyvės atsiuntusios užduočių mažus trumpus aprašymus mano elektroniniu paštu turi galimybę dalyvauti šios knygos loterijoje ir ją laimėti. Siunčiu į bet kurią šalį. Taip pat, kaip žinote, organizuoju moterų patyriminės, psichoterapinės stovyklas Prancūzijos salose. Artimiausiu metu stovykla vyks Martinikos saloje, Karibų jūroje, lapkričio pabaigoje. Sekanti, jeigu neliks vietų šioje, sausio mėnesį Gvadelupės saloje. Taigi, visos maratono dalyvės atlikusios ir atsiuntusios užduotis turės teisę įsigyti stovyklos programą 200 mažiau, už 200 su 200 eurų nuolaida. Tai labai viliojantis pasiūlymas, tiesa. Linkiu jums entuziazmo, smalsumo, atkaklumo ir išminties atskiriant, ar ne, savo atsakomybės nuo tų, kurios yra mums deleguotos arba mes tiesiog užgrobėme kitų žmonių atsakomybės. Iki pasimatymo sekančioje užduotyje.